čia ir kits atradimas, skodas. Matėte, tai čia buvo mūsų šitais su skodu toks ginčas iškėlo, kur daugiau akmenų ir gražės. Skodė ar šitais akmenė, aš sakiau, kad akmenė pas mumis yra, Laura sakė, kad skodė. Ir čia įvyko akmeninė dvikova, tai dvikova iš tikrųjų tęsis, aš tikiuosi, ir kitais metais, dabar buvo gegužės 9 atidarims prie Barstyčio akmens, mes su akmentikės buvom atvažiavę įsivežti tą akmenį pas save į akmenį, nes jis turi ateiti į akmenį, jis pasilika Barstyčio. Bet bendrų sutarimų mes perskeliam akmenį ir jūsų akmos Skoda turizmo informavimo centras su akmenė yra. O pas mumis yra čia istorinė siena. O kas liečia archeologiją, tai čia yra su archeologais, su mokslininkais padaryta ta ekspozicija, kaip muziejus po atviru dangum. Čia yra strėlių, titnaginių, yra pagalva Donkalnio, irgi tą žynio kažką tai padarytas, atkurtas dantų vėrinys, nes arčiausiai turbūt yra iš Varlių pusės tenais. Adomo Butrimo radiniai. Jo, turbūt ir archeologai mes to neturėjom, bet mes turėjom akmens kirvukus, kur čia Gulbinų upelis yra rasta, yra atliktas istorinis tyrimai apie akmens amžių. Čia kiekvieno iš tikrųjų reikėtų paminėti, to bareljefo yra su vedančiais Lietuvos mokslininkais padaryti istoriniai tyrimai apie kiekvieną šitą bareljefą. Ir yra akmens istorijos muziejai, jų pranešimai, sufilmuoti, jie pasakoja apie akmens amžių, apie Žiemgališko laikotarpį ir apie kitus. Ir čia tie kirvukai yra dalis kopijų, dalis yra originalų. Ir ką aš dar norėčiau ir prašau. Kol Arūnas pradės pasakoti, jūs dar abejojat, kur ir gražesni akmenys. Kai tik baigsis ekskursija, einat į Facebooką, įsivedat akmeninę dvikovą, neabejoju, arba už Skaudą. Neabejoju, kad išskyrus Laurą visi kiti balsaus už akmenį. Neskaudę dar nebuvot. Tai va, ir iš tikrųjų tai kviečiam į tenas pabūti ir tada nuspręsti nubalsuoti. O čia yra pati mano mėgstamiausia ta ekspozicijos dalis, Žiemgališkas laikotarpis. Tai yra pagrindiniai papuošalai, kuriuos mes tais simboliškai sakant kibirais rinkom. Nors, kaip sakyti, nesimboliškai, iš tikrųjų, nešė archeologas į Nacionalinį muziejų iš Akmenėse grįžtam, sakom, vėl Petrauskas grįžta su kibirais iš Akmenės. Realiai tokie yra pasakymai užfiksuoti. Tai yra 5 amžiaus segė, kurį mes 17 metais irgi radom visą Aremaną lauke, kaip ta moteris, yra čia kodas, kur galim pamatyti, kaip nuėmam nuo kapo tą segę. Ji yra pati originalas Lietuvos nacionalinių muziejų, restauruota, o čia yra padaryta irgi archeologo Gvido Slak, kuris irgi darė tą segį be jokių tų šiuolaikinių technologijų. Pagal seną tą laikotarpį irgi yra jo pranešimas, kaip jis ją atkūrinėjo tą segį. Tai gal tiek dabar, Rita, apie Žiemgalių materialinę kultūrą, čia noriu kalbėti apie dvasinę kultūrą. Taip, kaip gyvojo į gamtos ratas sukas į priekį tik dėl to, kad ir patelė, ir patinėlis, taip visuomenės pagrinds yra šeima. Ir matom Žiemgalių deivę Laimą ir matom šeimą. Kokį ženklą sako, kad čia ne šiaip kažkokia pasvirusi moteriška pavaizduota, kad čia ir deivė. 4 rankos. Va, tikrai. Ir, žodžiu, iš tikrųjų, mitologų darbos nerasėm, kad deivė Laima būtent su 4 rankom, bet tiesiog, kad žmogus, neprofesionalas, eidams pro tokį bareljefą, staptelėjus susivoktum, kad čia tikrai nėra kasdieninis dalykas. Iš kitos pusės ir deivės Laimos ženklus irgi to signalizavom. Deivė Laima, dabar mes labiau sakom kaip likimą lemianti deivė. Deivė Laima Latvių mitologijoje ryškiau yra, kad tai yra moterų, ypač gimdančių moterų globėja, kad tai yra šeimos globėja. Ir taip ir matom, kad
ką tik gimęs kūdikis, Deivė Laima laimina, giminiškus žodžius išgirstam, iš to ir atsirado, laimint pati ir tų laiminimo galę, globos galę perdauda šeimos tėvų. Akmengraužio Antanas sumanymu prie daugelio nuo kūrinių galim rasti galimybę į patys savo suteikti to Deivės palaiminimą. Tai va čia tikrai specialiai buvo užsakyta, kad biškį nulytom konferenciją besibaigon. Tikrai yra ne lietaus vanduo, čia jau sakom Deivės, Laimas lašai. Tiesiog va save galim ar vienu veitu, ar kitu veitu save palaiminti. Bareljefo kamps mums kalba apie tai, kad tas anapusinis pasaulis ne visus ir toks gerą linkintis, yra ir tų piktųjų dvasių.